kažkokį tai turėjau tokią mintį, bet konkrečiai jinai nebuvo taip, kad noriu dvaro. Ne. Paskui pradėjau ieškoti, kur padėti savo bufetus visus pripirktus ir pradėjau ieškoti kažko tarp Vilniaus ir Kauno, bet ten nieko neradau ir pradėjau tada truputį nuo Kauno, į tą pusę pradėjom ir iki Kėdainių. Ir šitas dvaras, kiek mes apžiūrėjom, jisai toks buvo, suprantat, aprėpiamas ir tiesioginių palikuonių. Pradžių taip nesinorėjau čia net įeiti, čia buvo, žinot, kaip čia buvo, čia tiesiog siaubas. Ir būtent tas skandinaviškas požiūris, kad išsaugot kuo daugiau autentikos, tai būtent aš irgi taip manau. Ir aš norėčiau tą būtent parodyti, kokią vertę turi tokie istoriniai pastatai, tokie, kurie atspindi kaip ir mūsų šalies istoriją, mūsų tautos istoriją. Taigi labai susiję čia yra viskas.